Labadiena, šiandien video mūsų bus labai informatyvus. Kažkada senai jau klausėt apie tai, tai pagaliau čia radau laiką ir nusprendžiau skirti šį video būtent šiai temai. O tema ši bus teptukai, tai kokiegi reikalingiausi teptukai makiažui, kalbant apie savęs dažymą. Kokie reikalingiausi teptukai yra ir kiek jų reikia, būtent tam, kad sėkmingai ir gražiai išdažyti save. Eisiu paeiliui, bet noriu pasakyti, kad realiai sau daugiau nei 6 teptukų jums tikrai nereikia. Tai nebus taip, kad aš jums čia dabar pasakosiu apie 10 000 milijonų visokių skirtingų teptukų, tik tam, kad jūs išleistumėt kuo daugiau pinigų. Kadangi aš kiekvienam video kartuoju, kad tikrai nesu orientuota į tai, kad jūs išleistumėt milijonus, tai stengsiuosi jums papasakoti irgi apie nemilijoninius teptukus ir net nustebsit, kuo jūs galite pakeisti kažkokius vizažistinius teptukus ir kokie nerealūs makiažai su tais teptukais gali būti padaryti. Visų pirma, aš noriu pradėti mūsų šį pokalbį nuo tokio teptuko rinkinio, kurį kiekvieną iš jūsų tikrai gali gauti. Nuo 15 metų tai praktiškai mano nepakeičiamas teptukų rinkinys ir būtent makiažui sau tai jūs galite naudoti realiai labai daugeliu dalykų. Aš dažnai panaudoju juos ir profesionaliai. Tiesiog kitą kartą, kai aš rodysiu jums kokį nors makiažą, jau neturėsiu apie tai kalbėti, nes visada buvau ant liežuvio, su kuogi aš tą kitą priemonę noriu jums parodyti, kaip užtepti. Tai yra 6 teptukų rinkinys, skirtingos formos. Jūs galite naudoti juos visiems riebiems dalykams, nes labai svarbi teptuko taisyklė, kad sausoms priemonėms mes naudojam natūralius teptukus, riebioms priemonėms mes naudojam sintetinius teptukus, nes į natūralų plauko priemonę labai gerai įsigeria ir paskui maždaug 50% priemonės riebios, jeigu tai yra kreminė pudra, daleiskim, teptukas įsigers į save ir tik 50% atiduos jums, tai priemonė greičiau susinaudos. O sintetinis teptukas jis mažiau į save paima ir daugiausia atiduoda jūsų odai. Tas pats su natūraliais teptukais, kai mums reikia užtepti šešėlius, tai aišku geriausia, kad jie būtų natūralūs tie teptukai dėl to, kad plaukas paimtų save daug, bet paskui taip pat gerai atiduos odai, kadangi tai yra sausa priemonė ir labai nėra kam įsigerti. Tad realiai tai yra vienas svarbiausių taisyklių, kurias jums reikia atsiminti apie teptukus. Tai kasgi tie 6 sintetiniai teptukai ir kur mes galim juos rasti ir su kuo valgyti, tai yra IKEA teptukų rinkinys. Vaikų skyriui prie visokių dažymo reikmenų. Aš tikrai nejuokauju, tai tikrai IKEA, bet jie idealiai tinka kai kuriom priemonėm, kurias jūs galite savo naudoti. Jų kaina yra kažkas apie 3 eurus. Ir dabar aš eisiu iš eilės su mūsų makiažo atlikimo. Jūs, aišku, pradėsit savo makiažą nuo bazės, o bazę mes, jeigu tai yra makiažas sau, drąsiai galim tepti su pirštais, tai mes su rankom savo užtepam visur bazę. Jeigu jūs nenorit to daryti su pirštais, IKEA teptukas, platus teptukas, su juo drąsiai galim visą tai užtepti. Ir viskas. Jeigu jūs norite normalų teptuką naudoti ir jūs neįsivaizduojat savo gyvenimo be vizažistinių teptukų ir tik su jais, tik su profesionaliais teptukais, tai prašau, tai gali būti tiesiog kažkoks plokščias liežuvėlis, su kurio jūs savo užtepsit tą priemonę. Pas mane tai yra Valerie D teptukas, bet jūs galite naudoti bet kokį kitą. Dėl savęs kokybės ir kainos santykis yra labai geras, pavyzdžiui, tų pačių RDS teptukų. Dažnai girdimi teptukai, tai yra Zojeva teptukai, Sigma teptukai, nors Lietuvoje kaina yra tikrai pakankamai aukšta. Kim teptukai yra labai geri teptukai, jie yra izraelitietiškai teptukai, jie rankų darbo rinkimo ir tikrai jų plaukas yra nuostabus, pati su jais dirbo. Ir kaina tikrai yra jiems net maža, aš sakyčiau. Tai realiai nelikit prie kažkokių labai išpopintų firmų, nes nelabai jums to reikia ir plius ne visada tų firmų pavadinimai pasiteisina. Tiesiog imkite teptuką, kuris jums yra patogus, kuris išlaiko savo formą ir kuris tinka būtent jums tam tikrų priemonių naudojimui. Taip pat jūs galite su tais pačiais teptukais arba beauty blenderiu, arba vėlgi su pirštais dėti kreminę pudrą. Tai vėlgi lieka mūsų sintetiniai
sintetiniai teptukai ir jie irgi skirti tam, kad mums paskirstyti tą kreminę pudrą per mūsų veiduką. Toliau mes su jumis atlikinėtumėm paakių korekciją, pavyzdžiui, concealeris, korektorius, jeigu jūs norit naudoti. Geriausiai, žinokit, tom vietom tinka mūsų bevartis pirštas, nes jo pagalvėlė yra išsprogusi, gerai įeina į tas vietas. Arba grįžtam prie Ikėjos. Toks labai geras teptukas, kuris idealiai tinka tom vietom. Su jo taip pat galite pakoreguoti lūpų kraštukus. Jūs galite dėti į kažkokius įdubimus, kažkokias linijas, gal į kokias nors raukšlytes realiai. Jūs galite jį panaudoti daugeliu dalykų. Net galite pabrėžti antakį vėlgi su to pačiu concealeriu. Jis yra aštrus ir, kaip matot, pas mane jis tikrai yra naudojamas. Jeigu jūs vėlgi norit su kažkokiais būtinai teptukais, tai tiesiog tas teptukas turi vėlgi būti koks nors liežuvėlis, įeiti gerai į jūsų paakius ir jūs galit su jais naudoti tos pačius concealerius visur, kur ką tik parodžiau. Taip pat jūs galite rasti visokių įdomybių, kaip pavyzdžiui iš Oval linijos iš MAC. Savo naudojimui jie tikrai yra pakankamai brangus, tai tikrai pagalvokit prieš pirkmus, bet jeigu jūs norit, jums patinka ir jūs nesistojate savo gyvenimo be jų, tai drąsiai galit. Tas teptukas 6 numerio, jis labai gerai paskirstys jums kreminę pudrą, taip pat galės atlikti riebią korekciją. Šitas mažesnis teptukas 3 numeriuko, jis vėlgi mums pakoreguos paakius. Einam toliau. Riebi korekcija. Jeigu jūs norit savo su riebiu rudų modeliantų ar stikų pakoreguoti savo skruostikaulius ar aplamai veido formą, vėlgi teptukas iš Ikėjos, ar didesnis, ar mažesnis, tinka tam idealiai, nes labai gerai įeis į jūsų tos skruostikaulius, atkartos jų formą ir labai gerai pakoreguos, ištušos jūsų tą korektorį. Taip pat jūs galite koreguoti nosytės, labai svarbu, kad iš viršaus į apačią tai darytumėm, nes jeigu, pavyzdžiui, darysim palei nosytės ilgį, tai pabrėšim tiesiog nosytės formą, jeigu jūs norit ją pakoreguoti ir kažkaip pakeisti ar pamodeliuoti, tai jums tai reikia daryti iš viršaus į apačią, užeinant ant sparniuko. Jūs galite tam specialų naudoti, čia pavyzdžiui teptukus iš Make Up For Ever, neatsiminsiu gyvenime, koks čia numeris. Toks pakankamai pakuotas, tai jis irgi yra sintetinis, o Make Up For Ever aplamai atsisakė dabar natūralių teptukų. Jūs galite su tais teptukas irgi labai gerai savo čia viską ištušuoti, jis vėlgi yra sintetinis. Realiai, kol kas tai buvo visos priemonės, kurias jūs galėjot uždėti ir su rankom, su pirštais. Kaip aš ir sakiau, kas liečia savo makiažo savo, jūs gali drąsiai dėti visas makiažo priemonės su pirštais. Paskui prasideda byrios sausos priemonės, kurių su pirštais jau nelabai jūs pridėsit, nes jūs negalite paimti, pavyzdžiui, byrio pudrą ir tiesiog užberti kaip nors ant veido. Jūs bet kokį atveju turit jau gražiai paskirstyti ant veido, kad užfiksuoti makiažą. Tai čia prasideda teptukai, reikalingiausi teptukai, kurių tikrai reikia. Tai yra platus teptukas, tai yra teptukas iš Make Up Atelier. Jūs galite naudoti ir mažesnius. Pavyzdžiui, čia yra Dior, čia yra Make Up For Ever iš senos linijos, kai dar buvo natūralių, tai jūs galite drąsiai savo naudoti kažkokį platų. Visada, kai jūs dedat ant kažkokios zonos kažkokią kosmetiką, galvojat, man čia reikia didelio teptuko ar mažo, jūs visada pagalvokit, ar ta zona yra didelė ar maža. Tai mūsų veidas tai yra didžiausia zona, kurią mes dažom. Tai reiškia, tam mums reikia plačiausio, didžiausio teptuko. Jis turi būti natūralus. Čia jau visi prasidėjimo natūralas, turi išlaikyti savo formą, primena šiek tiek vėduoklę ir labai gerai turi paskirstyti mums byrę pudrą ant veido. Toliau einam su rudų modeliantu ir jo reikia tada, jeigu jūs nenaudojat to riebaus, kur aš rodžiau prieš tai, tai čia reikėtų jums jau teptuko, konuso formos arba, pavyzdžiui, tokio kirsto, kad gerai pakoreguoti mums skruostikaulius, uždėti modeliantą, skaistalus ir highlighterį. Vienas teptukas visom tom priemonėm. Tai jūs galite pasirinkti arba tokį, arba šiek tiek mažesnį. Tai vėlgi šitas, pavyzdžiui, pas mane yra iš Da Vinci mažiukas. Tas teptukas yra iš Kim, tas yra iš Make Up Atelier. Tai vėlgi, sakau, jūs galite bandyti, turėti daug ir tiesiog išbandinėti kažkokį, kuris jums labiausiai patinka, bet vieno tikrai užteks. Tai mes
visiškai baigiam su veidu, mums prasideda kas? Antrakienė. Tam skirti kirsti teptukai. Jie būna kartais natūralaus plauko, kartais sintetinio plauko. Sintetinį plauką teptuką mes naudojam, jeigu mes koreguojam savo antakį su kažkokiais geliais, kaip turi, pavyzdžiui, Inglot, Make Up Forever. Jeigu mes naudojam šešėlius antakių dažymui, tai mes naudojam natūralių plaukų teptuką. Ir mes dažom liniją. Jūs galite taip apversti, padažyti ten, kur reikia plačiau padažyti. Tai realiai vėlgi jūs čia jau žaidžiat, reguliuojat. O toliau mes priejom prie akių. Ir jau einam į pabaigą. Šiandien mes kalbam ne apie visus pasaulyje egzistuojančius teptukas, o apie teptukus, kurie yra reikalingiausiai, be kurių jūs tiesiog neapsieisit. Jums, jūsų makiažui akių reikia būtinai 2 teptukų. Čia yra būtiniausi teptukai. Tam, kad uždėti šešėlius, tai yra platus liežuvėlis, plonas, platus, plokščias liežuvėlis, išlaikantis savo formą, ką aš su jo bedaryčiau. Tai yra Make Up Atelier. Tokį pat turiu iš Novos. Realiai vėlgi jūs galite rasti iš skirtingų firmų. Ir šešėlių sklaidimo, tušavimo teptukas. Jis yra toks pūkuotas, tai yra MAC. Matėt mano videose milijoną kartų, kaip dažiau su jo, nes jis man pakankamai patogus ir visada paranka. Tam, kad išsklaidyti šešėlius. Ir jūs negalėsit turėti tik vieną teptuką, pavyzdžiui, plokščią arba tik tušavimo ir visą makiažą atlikti su jais, nes tiesiog nebus gražu. Jeigu mums reikia uždėti šešėlius, mes tapšnojant dedam su plokščiu. Jeigu mums reikia tušuoti, tai mes stačiai tušuojam su tušavimo teptuku. Reikalingiausi 2 teptukai, be kurių negalėsit išgyventi, jeigu norėsit padaryti makiažą. Aš suprantu, kad daug kas pasakys nesąmonę, aš darau makiažą su krapštukais ir su pirštais. Taip, jūs galite daryti su krapštukais ir su pirštais, nes irgi teko tai daryti, kai nieko nebuvo paranka. Bet kam apsunkint savo gyvenimą ir plus niekada tas makiažas su pirštais ir krapštukais neatrodys taip gerai ir tikrai taip idealiai nelaikys, kaip padaryta su gerais teptukais, tinkančiais būtent šitam darbui. Taip pat mažom kažkokiom linijom ar apačios dažmės gali turėti mažesnį teptuką plokščią, bet jis nėra būtinas, nes jūs taip pat galite tą apačią padažyti ir su tuo plokščiu, bet tiesiog žinokit, kad jis yra. Lūpų teptuką, nebent jūs norite tikrai lygiai paskirstyti, tai jūs galite turėti jį. Čia, pavyzdžiui, teptukas yra iš Kim. Jeigu jūs norit, kad būtų visur graži linija ir panašiai, tai jo teptuką reikia. Jeigu jūs mokat ir taip gražiai išdažyti su lūpdažiu, galite drąsiai naudoti su lūpdažiu, nes jeigu jūs nenaudojat kitiems žmonėms to lūpdažio profesionaliai, tai jums nebūtinai reikia atskirai dėti su kažkokiu teptuku. Iš Kim prie Ikėjos yra mažas plonas teptukas, kuris irgi labai gerai tinka lūpų kontūrui ar panašiai. Kas liečia to plokščio teptuko iš Ikėjos, tai jis nelabai tiks mum, aišku, dėti šešėlės, nes jis yra sintetinis ir jis nėra pakankamai tvirtas, bet su jo labai gerai dedasi blizgučiai, nes jo man negaila pripurkšti su fiksatorium ar dėti šešėlių bazę, kad tie blizgučiai gerai laikytų. Tai vėlgi nuo jūsų fantazijos tik priklauso, kur ir kaip jūs tą teptuką naudosit, tai tiesiog nebijokit vis bandyti. Grįšiu prie mūsų skaičiaus, kai aš sakiau, kad reikia iš viso 6 teptukų. Tai yra tie 6 teptukai, kurių tikrai reikia. Jeigu jūs naudojat tą riebų modeliantą su pirštais, jei bus užtušuoti labai sunku, tai kažkokį turėkit. Biriai pudrai, teptukas numeris 2, būtinas, nes kitaip jūs niekaip negalėsit uždėti savo birios pudros ir, kaip jau sakiau, tikrai nepabarstysit ant veido. Teptukas skruostikauliams, skaistalams, highlighteriui, teptukas, be kurios irgi nieko negalėsit padaryti jokių sausų priemonių, dėl to, kad tiesiog neįmanoma jų uždėti ar paimti skaistalą ir savo uždėti ant skruosto, kaip buvo tame filme, ne su burokais. Tai tikrai to mes irgi nepadarysim. Teptukai šešėliams, būtiniausi 2, plokščias ir tušavimo. Ir teptukas antakiams, kur irgi jūs negalėsit niekaip jį pakeisti, nes jis turi būti būtent toks ir jok kitoks. Ne? Tai iš tikrųjų yra tie svarbiausiai teptukai, apie kuriuos aš ir norėjau jums papasakoti, kad tiesiog, kai aš rodau kažkokį makiažą per video, aš neturėčiau argumentuoti, kodėl aš naudoju tam tikrą teptuką. Šiam kartui bus tiek. Tikrai tikiuosi, kad šis video buvo naudingas, nes man asmeniškai atrodo, kad pamoka apie teptukus yra viena iš privalomųjų pirmų pamokų visuose makiažo kursuose, nes
kai kalba eina jau apie makiažus, tai kažkaip kvaila viskas žinėti prie tų teptukų. Nuo teptukų gal ir turi viskas prasidėti. Tad linkiu jums surasti kokybiškus, būtent jums tinkančius teptukus. Apžiūrėkit savo teptukas namuose ir gal suprasit iš tikrųjų, kam jie yra skirti. Jeigu jūs nesuprantat, kam jis išvis skirtas ir kodėl jis yra toks, ar ne kitoks, jūs galite nufotografuoti tą teptuką, atsiųsti man ir aš būtinai pasakysiu, kam jis yra naudojamas, nes dažnai jūs turite daug visko namuose, bet to nenaudojat, nes galvojat, kad tai visiškai nereikalinga. Tai nėra taip, jeigu jau tai yra sugalvota ir jūs tai turit, reiškia kažkam tikrai tai galite panaudoti. Visas bučiaja apkabino ir iki kitų susitikimų.